Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infirei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Sveiki Tauro rago laidos žiūrovai. Šis ruduo medžiotojų bendruomeniai kupinas įvykių ir renginių. Įvyko akcija Medžiotojas medelis, kur tikrai ženkliai prisidėjome prie tvarumo, išsaugant mūsų miškus nuo daromos gyvūnų žalos. Artėja lapkričio mėnuo Švento Huberto dienos minėjimas. Šią progą Lietuvos medžiotojų žvejų draugija kviečia visus sugrįžti į Raudonės pilį. Tai renginys, kuriame bus daug įvairių sumanimų, idėjų. Viena iš jų yra naujovė, tai yra medžioklės naudotų daiktų ir reikmenų bagažinių turgus. Tai kviečiame visus registruoti, dalyvauti, atvykti, pirkti, parduoti, dovanoti. Taip pat sugrįžtame su idėja ir organizuojame medžiotojiškos ribos virimo čempionatą. Šią sribą vaišinsime visus renginio svečius ir dalyvius. Tai kviečiame prie šito bendruomenės podo prisijungti visus geros valios žmonės. Šiame renginėje mes neužmiršome ir mūsų mažųjų. Organizuojamas piešinių konkursas vaikams, tačiau radę informaciją atkreipkite dėmesį, kad šios piešinius reikia siūsti nurodytų elektroniniu paštu, o jie bus eksponuojami Raudonės pilyje. Taip pat jūsų laukia susitikimai, konferencijos, pranešimai ir be abejo malonus bendravimas. Žvejų draugijos vardu sveikinu visus susirinkusius į pirmąją medžiotojų iniciatyvą iškeltą socialinę akciją Medžiotojas ir medelis. Šios akcijos metu medžiotojai padės miškininkam apsaugoti jaunus medelius nuo laukinių žvėrių daromos žalos. Turime tikrai gausias laukinių žvėrių populiacijas. Šios akcijos metu mes glaudinsime ryšius ir su miškininkais. Bendraukime ir kartu bendradarbiaukime. Tai šiandien mus priėmė Raseinių regioninis padalinys Dubysos girininkija. Labai malonu tikrai matyti pas mus svečiuose tokį gausų būrį ir labai džiaugiamės šitą Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos iniciatyvą, kuri tikimės taps galbūt ir tradicinė. Šiandien tepsime medelių repelentus ant viršūnės, reiškia siekdami apsaugoti viršūninį ūglį. Dar mes saugom medelius ir tepdami ar purkšdami ant kamienų repelentus. Mūsų padalinys apimantis beveik visą Kelmės rajoną, Raseinių rajoną, dalį Jurbarko. Kasmet saugome virš 800 hektarų plote tokių repelentų tepimo ir tam sunaudojam virš 4 tonų repelentą. Tai tikrai džiugu, kad prie šitų darbų prisidėsite ir jūs. Girininkijos plotas visas užima 42 tūkstančius hektarų. Miškai užima 13 tūkstančių hektarų. O valstybinių miškų 6100 hektarų. Šiemet mes repelentų viršūnės apdorosim 180 hektarų plotą. Vien miškininkų apsauga želdinių yra per mažai, būtinai turi būti reguliuojamas žvėrių skaičius. Tik tai kur gausus žvėrių skaičius, tai tas tepimas yra neišgelbėja, kadangi nuskaba visą eglutę žvėris, net kanda nutepta su repelentu, banda, nukanda, įspjauna, bet kadangi didelis skaičius matyt nori maitinti žvėris, pradeda valgyti net su repelentu. Medžiotojai šitą iniciatyvą parodydami, miškininkam padėdami tepti ir patys reguliuodami žvėrių skaičių, manau, užauginsim
ne tik pasivaikščioti, bet ir kartu našius miškus. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infrei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Infrei – aukščiausios vaizdo kokybės termovizoriai. Naujausi 12 mikronų sensoriai, 3 metų garantija ir lietuviškas servisas. Plačiausias termovizorių pasirinkimas tik pas oficialų atstovą Infrei Lietuva. irei.lt. Matyk bet kokiomis sąlygomis. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infrei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Tepsim ne visas eglutės. Tepsim tik tai va kažkur iki krūtinės. Didelių, kaip tas ar ten žmogaus ūgė, jau stirnas nebevalga. Ir jeigu pastebėsit, kad ir mažesnė, bet būnam pumpurą toks jau gumuls, didelis pumpurs, tokių taip pat nekant. Tepam tik tai eglę apie 3-6 cm, vidurkis apie 5, paimam, timtelim ir viskas. Ir einam dar su tuo pačiu, galima ir kitą eglutę. Ir daugiau nereikia. Dar viena pastaba yra vienais metais nutepę, tai labai daug uždėję ant pumpuro viršaus, tas repelens jis yra su klijais, uždžiūn, tai tada tam pumpurui taip pat yra sunku išsprogti. Nereikėtų vieną ant pumpuro uždėti masės košės. Timtelėt va šiek tiek ir skaitos nutepta idealiai. Atidžiau atpažiūrėję į medelį galim matyti, kad repelentų buvo tepta ir pernykštis ūglis, likus žemė ir netgi už pernykštis ūglis buvo teptas. Tai šitas plotas, kaip sakyt, nuolat prižiūrimas yra. Tai Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija visą šią savaitę visoje Lietuvoje kartu su miškininkais organizuoja šią puikią akciją. Tai šita socialinė akcija pirmą kartą yra organizuojama ir tikėkime, kad jinai taps tradicija. Manau, reiktų tęsti tai dažniau. Šiandien gausus būrys ar ne medžiotojų padarė kilnų darbą, tai yra pasistengė apsaugoti medelius nuo gyvūnų daromos žalos, nes puikiai žinome, kad elniniai žvėris mėgaujasi ir skanauja sodinukais, pasodintais augančiais medeliais. Tai kokia yra svarba apsaugos ir kokia svarba yra gyvūnų populiacijos reguliavimo? Pirmiausia, aišku, dar kartą padėkoti noriu medžiotojams, kurie tikrai prisidėję prie, kad miškai augtų ir žaliuotų. Nutepėm, kaip minėjau, apie 7-8 tūkstančius medelių. Jeigu būtų eglutės nenuteptas, tai stirnas pažeistų ūglį ir tuomet tas medelis jau augtų su keliom viršūnėm, nebeliktų jo gerą prieaugę ir augtų neekonomiškai. Žvėrių skaičiaus reguliavimas yra vienas taip pat iš svarbių dalykų, kurie kad padėtų užauginti mum našius miškus. Dabar mes nutepėm repelento eglutės, užaugusias jos po 10-20 metų, jeigu gausus elninių žvėrių skaičius, pradeda jas laupyti. Medžio kamieno žievę pradeda laupyti ir praktiškai medis auga pažeistas, supuvęs ir didžioji dalis medienos palieka malkinė. Mes pagrindinės rūšis stengiamės aptverti ąžuolus, pušis tvorom, kad tarnautų iki 20-30 metų. Visų miškų neaptversi. Reikia ir žmonėm, visuomeniai vaikščioti po miškus, taip pat ir tiem patiem gyvūnam reikia laisvai judėti. Dėl to tvorom tveriam tik pačius ąžuolus ir želdinius, pušies. Eglynų netveriam, o jų žievę kamienų laupa iki 40 metų amžiaus. Net ir
ir 50 metų nulopo žievę. Vien miškininkai esam bejėgiai, jeigu nepadės medžiotojai sureguliuoti elninių žvėrių skaičiaus. Ką manote apie tą akciją? Manau, graži akcija. Padėti miškininkams. Indėlis į ateitį Lietuvos. Koks maždaug darbų procentas atitenka nuo jūsų ar ne miškininko darbo, nes visi įsivaizduoja, kad miškininkai, dalis visuomenės taip įsivaizduoja, kad tik kerta miškus ir tai aišku, tai ženkliausiai matoma, bet koks procentas darbo atitenka miškų atsodinimui, ar gal netgi naujose vietose įveisimui ir ugdymui. Esam mes dabar dalis miškininkų, gryni miškininkai, girininkai, kur dirba, tai praktiškai mes 80 procentų dirba miškininkystės darbus. O jau medienos miškų kirtimu ir ruoša yra medienos meistrai, kurie užsiima tuo. Tai mūsų girininkijos darbuotojų darbas, tai, kaip sakau, mažiausiai 80 procentų pasodinti medelį, jį prižiūrėti, apsaugoti, išugdyti, kad jisai kokybiškai augtų. Tuo pačiu, aišku, neužmirštant ir rekreacijas, kad žmonės apsilankytų miškuose, maloniai praleistų laiką. Tai klausimas, kodėl šita viršūnėlė skaniausia? Ar tiesiog, sakysim, patogiau žvėriui nereikia žemai lenktis, ar kažko yra, sakysim, daugiau čia maistingų medžiagų, kad yra visą laiką, pirmiausia, nugnybiama, sakysim, nukandama šitą va. Šiaip tai taip, pirmiausia nukandama, kadangi jinai iš tikrųjų yra tai patogiausia jam prieiti ir nukasti. Bet kaip minėjau, jeigu gausus žvėrių skaičius, tai jie tada ir šoninės šakutes apkramta. Kas medelių irgi nesveika, nes jisai tada sustojo prieaugis. Ką manote apie tą akciją? Labai malonu. Ir reikalinga, aišku. Reikia saugoti miškus. O pats turit mišką? Ne. Tai čia valstybė visų yra turtas. Aš taip manau. Nebūtina turėti savo, kad saugoti. Rugilė, jūs medžiotoja, miškų dukra. Sakykit, kas šitos gražios akcijos Lietuvoje sumanytojai, organizatoriai ir įgyvendintojai? Taip, tai iš tikrųjų Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija sugalvojo ir inicijavo šią akciją. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija norėtų padėkoti valstybinių miškų urėdijai ir jų miškininkams už pagalbą organizuojant šią šaunią akciją. Ir tikimės, kad ši akcija Medžiotojas ir medelis bus tradicinė ir kitais metais ją pratęsime. Ačiū labai. Visi grįžtam pakilios nuotaikos, padarė gerą darbą. Tai dar ne pabaiga, nes prasidėjo. O štai žmonės dirbo darbą, svarbiausiai nutarėm jos biškutį pamaloninti karštą sriubytę tokią, vadinasi harčio. Medžiotojams šie metai yra iššūkių į naujų potyrių metai, tai daug socialinės veiklos ir viena iš rimčiausių socialinių akcijų, mes ją taip įvardiname, tai yra Medžiotojas ir medelis, kad medžiotojai kartu su miškininkais, kartu bendradarbiaujant, dalyvauja repelentų tepimo akcijoje, tai kitaip tariant, medelius apsaugo nuo laukinių gyvūnų daromos žalos. Tai yra pirmoji medžiotojų iniciatyva iškelta akcija, kurioje sudalyvavo per 1500 medžiotojų ir jų šeimos narių, per 300 kolektyvų Respublikos mastu. Ir darbo rezultatas, kuris dar ir šiandieną vyks, paklausumas buvo ir susidomėjimas toks, kad dar akcija užsitęsė. Tai nutepta virš 200 hektarų ir sodmenimis, jeigu skaičius apie 500 000 sodmenų. Tai
tikrai yra šis tas, bet tai labiau yra žestas, kad medžiotojai socialiai atsakinga bendruomenė, dalyvaujant ir gamtosauginėje veikloje, ką daro ir kitos tarptautinės šalis. Ir tai yra geras momentas, kada mes galime susijungti į vieną bendrystę kartu su miškininkais, mūsų broliais ir sesėmis, kurie prižiūri ir tausoja gamtą. Ir mes, būdami kartu su jais, labai dažnai gamtoje matome, kaip miškas auga. Tai sudalyvavus šitoje akcijoje, aš manau, kad ne vienam medžiotojui tas supratingumas ir miškininko darbo vertinimas tikrai pagerėjo ir turime jausti dėkingumą miškininkams, nes vis dėlto jų patikėjimo teise valdomose miškuose mes vykdome medžioklės veiklą, naudojamės infrastruktūrą įrengėme ir biotechinės priemonės, ir bokštelius, ir viliojimo, ir šėrimo vietas, galų gale naudojamės ir visa inžinerinė infrastruktūra, tai keliais, kvartalinėmis linijomis, kurios yra prižiūrinamos, šienaujamos, kertami krūmai. Na, mums belieka tik ateiti ir gamtoje sureguliuoti tuos laukinių gyvūnų išteklius, kad jie būtų optimalūs, kad ta žala būtų kaip įmanoma apčiuopamai mažesnė tiek ūkio subjektams, miškininkams, tiek ūkininkam, žemės ūkio savininkam, kad ta žala būtų mažesnė. Tas yra mums iššūkis ir nelengvas uždavinys, nes natūralu, kad populiacijos auga, reikia subalansuoti tą balansą, žinot, ir su visuomenė, nes visuomenė aktyviai dalyvauja ir miškų valdyme, ir medžioklės politikoje, tai norime atliepti ir visuomenės poreikį ir pasakyti, kad medžiotojai, laukinė fauna, dauguma medžiotojų ir teisingų medžiotojų naudoja tvariai ir atsakingai, tiek, kiek būtų sumažima poveikis ir žala miškuose ir ūkininkų laukuose, bei be abejonės keliuose, kuriais mes visi keliaujame. Tai, mėly kolegos medžiotojai, mėly miškininkai, ačiū, kad atliepėte į šitą akciją ir aktyviai sudalyvavote ir tikime, kad ta akcija taps tradicinė ir kasmetinė. Tai ačiū už jūsų indėlį, atsinešimą ir dalyvavimą kartu. Iki kitų kartų. Taip pat šioje laidoje mes kviečiame jumis į medžioklę, kurioje dalyvauja svečiai iš Vokietijos. Pamedžiosime, pabendrausime, padiskutuosime. Hallo. Dass wir hier in Litauen auf Jagd sind, ist reiner Zufall. Ich züchte Deutsches Rata. Daraufhin hat sich Costa bei mir gemeldet, ob er einen Welpen kriegen kann, der braun ist, der einen starken Bart hat, anliegendes Haar und einen kräftigen Körperbau. Da Costa aber nur Litauisch oder Russisch spricht und wir nur Deutsch, hatten wir Glück, dass wir Irena kannten von meinem besten Freund Hans, seine Partnerin. Und da haben wir uns kennengelernt. Und sofort hatten wir eine Sympathie füreinander. Das war ein herzliches Aufeinandertreffen. Costa hat den Hund mitgenommen und hat mir laufend immer Fotos geschickt, wie der Welpe sich entwickelt. Und ein Jahr später hatte ich einen erwachsenen Hund, Onno, den hatte ich von einer Familie bekommen, die weggezogen sind von Deutschland. Und die konnten den Hund nicht mehr behalten. Und das war ein großer, kräftiger, starker Rüde mit einem starken Bart. Und dann habe ich sofort an Costa gedacht. Habt ihr denselben Tag noch geschrieben, ich Costa, ist das vielleicht ein Hund für dich? Ein Hund, den er suchte. So einen schönen großen Hund, das ist genau das Richtige für ihn. Und dann haben wir die Papiere besorgt und ist von einem Kurier abgeholt worden und nach Costa ist der Hund dann hingegangen. Und Costa war total begeistert von dem Hund. Er hat immer wieder geschrieben, wie toll Onno ist, wie gut er sich entwickelt, wie gut er auf der Jagd ist und hat irgendwann mal geschrieben, Richard, ich möchte dich gerne einladen, ein Geschenk machen. Und ich hatte in meinem Leben noch keinen Hirschen erlegt. Freund Hans gesprochen und habe gesagt, ob wir nicht einmal nach Litauen fahren wollen und dann den Hund angucken und bei der Gelegenheit vielleicht auf Jagd gehen. Jetzt auf dem 27. September und vielleicht konnten wir jeder Jahr einen Hirsch erlegen. Und ich habe mit Hans gesprochen, Irene hat sich extra Urlaub genommen und dann haben wir gesagt, ja, wir gehen das an. Aber was wir hier erlebt haben, ist einzigartig. Ich war begeistert und habe sofort zugesagt, mit Ihnen und mit Irena dann nach Litauen zu fahren. Und wir sind also mit ganz tollen Erwartungen hier angekommen, aber unsere Erwartungen, die wurden nicht sogar erfüllt, sondern sie wurden sogar total übertroffen. Ein sehr professionelles Team vor Ort,
Ob das von der Jagdbegleitung her war, ob das von der Unterkunft her war, ob das von der Begleitung bei der Jagd war, ob das die Verpflegung war, es fehlte an keinem Ende. Ja, und ganz zum Schluss muss man sagen, also es war ein ganz tolles Jagderlebnis hier in Litauen und wir kommen jederzeit gerne wieder hierher, weil es ist ein einmaliges Erlebnis, was jeder Jäger einmal mitmachen muss. Nachdem ich dann den Anruf von Richard bekommen hatte, war ich sofort total okay. Ein Horrido, ein Weidmannsheil, ein Horrido, ein Weidmannsheil, Horrido, Weidmannsheil. Dankeschön. Zum Schluss möchten wir uns noch recht herzlich bedanken für die wunderschöne Gastfreundschaft und bei Costa und bei Oswald für die ganz tolle Führung und Aufnahme. Ja, wir sind dann am Montag um 14 Uhr hier angetroffen, wurden herzlich empfangen und es wurde sofort beratschlagt, wann und wo wir auf Jagd gehen konnten. Und 5 Uhr waren wir sind dann am Montag um 14 Uhr hier angetroffen, wurden herzlich empfangen und es wurde sofort beratschlagt, wann und wo wir auf Jagd gehen konnten. Und 5 Uhr waren die Jagdbegleiter bestellt und die haben uns dann mitgenommen in die Jagd hinein. Und 5 Uhr waren die Jagdbegleiter bestellt und die haben uns dann mitgenommen in die Jagd hinein. Und um 7 Uhr konnte ich schon meinen ersten Hirsch in meinem Leben strecken. Ja, wir sind dann am Montag um 14 Uhr. 5 Uhr waren die Jagdbegleiter bestellt und die haben uns dann mitgenommen in die Jagd hinein. Und um 7 Uhr konnte ich schon meinen ersten Hirsch in meinem Leben strecken. Paul Johannes war an diesem Ort anwesend und wir haben voller Ehrfurcht die ganzen Kreuze von der ganzen Welt, aus der ganzen Welt haben wir gesehen. Ja, und gestern sind wir noch mal auf Entenjagd gewesen an einem Riesensee, konnten uns dann noch mal von dem reichen Wildvorkommen an Enten und Gänsen davon überzeugen, konnten noch ein paar Enten strecken, war ein sehr schöner Jagdtag mit einem sehr schönen Abschluss. Ja, und heute sind wir dann noch mal hingefahren, haben die Geweihe abgeholt und haben die Geweihe dann sofort fertig auf dem Brett montiert bekommen, sodass wir morgen die Geweihe schon wieder mitnehmen können. Eine Jagd, wo man montags ankommt, einen Hirsch erlegen kann und Donnerstag die Geweihe bekommt, ist einmalig. Von diesem Anblick dann auf diesen fertig montierten Geweih auf dem Brett war ich sehr ergriffen und ich denke mal, das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. So, von den Waffen her muss man sagen, es war nicht ganz einfach, weil hier in Litauen andere Gesetze herrschen. Ich habe zum Beispiel meine Waffe mit einem Schalldämpfer eingeschossen und Schalldämpfer sind hier in Litauen nicht erlaubt. Deswegen war es dann wesentlich einfacher, hier vor Ort eine Waffe zu übernehmen. Aufgrund der sich verbreitenden ASP, das ist eine Krankheit, die auch Hausschweine befällt, ist die Jagd in den meisten Bundesländern auf Sauen mit Nachtsichttechnik erlaubt. Gerade in der Dunkelheit oder bei weichendem Büchsenlicht ist es wesentlich einfacher, Sauen anzusprechen, auch führende Bachen, um Fehlabschüsse zu vermeiden, dass ein sicheres Ansprechen mit einer Nachtsichttechnik erfolgen kann. Wir hoffen, damit auch die Jagd in Litauen gut wird, dass man in Zukunft auch in Litauen mit Nachtsichtgerät jagen darf, auf Schweine. Also, es war hier super. Ich würde jeden Tag wiederkommen, aber leider kann ich das nicht. Ich kann nur jedem empfehlen, einmal in Litauen auf Jagd zu gehen. Ši laida baigta. Aniai plauko, aniai tauko. Iki kitų susitikimų. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorio atstovas Inferiai Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas.